Audriau ir atostogos Kuboje. Pergalingos atostogos. Tokios geros. Mes nuvažiavom, įsinuovom mašinas, sakėm važiuosim per visą Kubą, per tą senąją, gerąją komunistinę Kubą. Ir žinoma, labai buvo įdomu, todėl, kad mus pasitiko vietiniai lietuviai. Melagiai. Žodžiu, nesinori iškart kaip sakyti, kad tai brolis broliui akį kirstų, bet pirmiausia, mašinų nebuvo, mes iškart sako, nuomai nebuvo, tai čia ne mes kalti ir taip toliau. Nu, žodžiu, tai sakom, vyrušiai, tai kaip dabar daryti? Ir jie sako, čia, supraskit, yra pirmas toksai mūsų pokštas. Painam už kampo, yra visos mašinos, viską. Aš ir pasitvirtinu, sako, mes tai jūs patikrinam, mes, sako, Kuboj senai gyvenom, pas jūs tas mentalas aklyvo, kad lietuvių akį ten kirs. Mašinose sėdim ir, brokuotos jos yra. Tiesiog brokuotos, nevažiuoja, nes tai pradžiai vedėsi, paskui nesivedė, iš karto reikėjo važiuoti į autoservisą nedirba, nes kaip tik savaitgalis, o kai savaitgalis fiestos kokios geros. Prie autoserviso, kur nori, pasitinka žmonės, ne žmonės prie autoserviso. Nepasakysi, kad čia žmogus, tai žmonės, tai žodžių, šunų daug labai. Šunys, išvis laukiniai šunys, aš šiaip esu toksai fobiškas šunys, prieina gali ir nekanda jie. Jie tokie atrodo, kad piktas nebint, o tokie, jie visi ir posėsto ramučiai tokie, gerinės karšta ir jie vis tiek, kad jis nori. Jų buvo vienas, kad priedį šį kartą matau, akis piktos, juodos, galvoju dabar, kai lups, bet žiūri, dantis yra, tarsi nėra dantų nieko. Vienas dantistas. Ir galvoju, su to kaip kabins, tai kabins. Mes ir visą komandą tokie buvom, tai žinoma, kažkaip pradėjom bėgti, bėgam už kampo, neužbėgo, jis nunešė gana. Žodžiu, mes restorane galvom, reikia pavalgyti ir apsinodėm visi. Nes maistas, kai karštas, ilgai nesilaiko, ten buvo kažkoks tai jūros gerybių kokteilis, tokie aštrus, nežinau, aštrus, saldžiarus, tokie rūgštus, bet rūgštingumas kaip buvo. Man iš vis negalima, pas mane skrandžio opa ir aš taip visą savaitę bei gulėjau. Mašinui tai gerai. Važiuoju į gulinės, visą laiką man vairuoti reikėdavo, čia nereikia vairuoti. Aš važiuoju, žiūriu per langelį, tas mašinas sutvarkė, mes po Kubą važinėjom. Kas man labai patiko, architektūra tokia, labai graži. Privažiuoju prie namelių, gali ten apsigyventi, yra svečių namai, skersiai pučia, tarakonai. Žiūrėjau, tokie ten ir namai svečių, ten ir tokie landinės, Egzotika, absoliučiai, čia niekur nerasi Europoje tokių vietelių. Ir nebrangų gerų. Vienai nakčio mes kai savaitę gyvenom. Oho, tas skaitėlė, jeigu vieną naktį pabūtum. Bet mes, kaip sakyti, buvom pasiėmę, tai mums kaip ir negaila, nesgi ne iš tų, kur tenai važiuojam ir gaila kiekvieną eurą išleisti. Žodžiu, lyjo visą laiką. Visą laiką lyjo. Sakė, kad bus sausas sezonas. O, toksai, taip, lyjo, nepalijo, mes ten truputėlį tokius prastus kalnus nuvažiavom. Kalnai vėlgi neįdomus, nėra ten kažkokio grožio, gamtos nėra, medžiai atvykę ir gėlės labai gražios. Gėlės gražios, kvapnios, galima arbatas daryti, mes parsivežėm, pasidžiovinom tenai. Arbatas, tai kokios arbatos ceremonijos šlikščios tenai. Nes ten kažkaip primaišo viralų daug visokių labai prastas skonis, o mums gavosi geras skonis. Reikia nedaug rūšių maišyti, galėsit paragauti, kviečiu, važiuokit į Kubą, ten neišdildomi įspūdžiai.